Sveiki, su jumis Eugenijus Plišinskis ir Medžių idėjos. Ir dabar mes išvažiuojame iš objekto, kuriame buvom ne vieną mėnesį. Ir dabar aprodysiu, kas yra padaryta. Surinkom jau viską. Važiuojam į kitą naują objektą Trakų rajone. O čia dabar taip, viskas padaryta. Rodysiu pirštais ir iš apačios čia gražiai. Yra visas pakalimas. Padarytas, suvestas gražiai ir uždarytas visas skylės, plyšiai. Ir ten iš vidaus matysim, čia biškį uždengsiu. Taip nelabai kaip ir. Iš čia matosi gerai. Visos lentelės matosi, nes labai aukštai ir kad... Tai visos tos lentelės padarytos. Ir viena pusė, ir kita pusė. Čia gavosi pakankamai sudėtingai. Bet viskas išėjo ganėtinai gražiai. Ir buvo čia ir su to kampuku. Čia su šito žaidimo. Tuoj priartinsiu. Matot, gražiai išėjo irgi viskas. Langai labai gražus dideli. Dabar užbaigiam čia jau kaip padarėm. Tai čia kolonas. Dabaigimas suvestas su langu. Ir vieną ir kitą pusę. Visas pakalimas padarytas. Absoliučiai iki galo. Viskas gražiai. Visa apdaila padaryta. Ir aplink langus, langokraščiai, viskas. Lietaus nubėgimo sistema visa padaryta. Viduje PDM-as, jeigu ką. Jinai tik atrodo, kad visa medinė vizualiai. Ir padaryti tokie... Nesimato. Kranšteinai metaliniai. Ir aplink visas namas, visi sprendimai yra jau įvykdyti. Atiduotas, priduotas, už viską jau atsiskaityta. Ir šiandien atvažiavom, tiesiog aš atvažiavau iš užsienio ir paimti įrankių, kas liko. Ir čia yra biškį tamsina. Bandau. Matot jo, kaip gražiai suvesta. Iki galo lygiai, taip pat. Čia pirmą kartą naudota nauja strategija sietelė aliumininė. Tarpuose, matysit toje, matosi jinai. Tai ta sietelė pasiteisina, kad ten neįlenda širšės. Dvigubas pilių barjeras čia naudotas. Čia yra padaryta nauja sistema lietaus nubėgimo iš termomedžio. Nauji padaryti sistemos, kad tą lietaus nubėgimo sistemą laikikliai buvo pagaminti. Jie nėra tokių pirkti. Ir suvesta kampu. Tuoj kaip čia atsistot, kad nešviestų taip. Matot, kaip gražiai suvesta. Ir dabar viskas ir šitą pusę visą padaryta, dabaigta, išvedžioti vietos, kur teka iš viršaus iš latako. Jau, kas žiūri mūsų kanalą YouTube'inį, tai žino, kiek ilgai jau čia pusę metų padaryta apdaila, bet dar nebuvo padarytas pakalimas, nebuvo padarytas lietaus nubėgimo sistemos momentai, bet ir likutis liko šičia
trikampiai. Buvo tam tikrų stabdymų, žiemą iš viskas sustojo. Tai va dabar yra labai džiugu pasakyti, kad viskas, objektas priduotas ir laukiam kitų iššūkių, nes viduje reikia viską šiltinti, daryti, dar dabaiginėti tolimesnius kitokius darbus. O čia jau viskas. Važiuojam į kitą objektą, tai laukit iš kito objekto, kitų žinių, kaip dirbam, kaip darom gražius namukus. Iki, su jumis buvo Eugenijus Plišinskis ir Medžių idėjos. Iki kitų kartų. Sėkmės jums.